Nu tai ką, sveiki visi, Lietuvos ūkininkas su jumis. Nu ir ką šiandien darysim toliau, tvarkysim tvartą toliau, savo garažą darysim, tai ką, visą šitą sieną aš pasimsiu vis dėlto, iš šito didelio darysim vieną sieną, tai ką šiandien darysim, tai šiandien atsikraustysim šitą, visą nusimsim šitą ir visas tas plokštas įsinešim į karutį savo, nes točką pamiršau atsivežt. Ir dabar tiek tingiu, tai jau užkimęs, biškį sergu. Tai ar ten mačiau, man rašyt, ten daug kas ten prirašė, kad gali man padėti, sako, nesako, rašo, kad tikrai man gali padėti dėl montavimo video, kaip su manim susisiekt. Tai su manim gali susisiekti Aivaras Žilionis Facebook'e. Bus Aivaras Žilionis Facebook'e ir bus nuotrauka, kaip stoviu taip va. Nu, aišku, taip va, ten kažkaip taip. Aišku, ant trumpų rankovių, prie tokio miškelį, tai galit padėti mane, tikrai aš jums parašysiu ir tikrai man reikalinga pagalba montuoti video, dėl to nes nelabai turiu laiko, nieko nespėju. Tai ką, nieko nelaukia, tikriausiai ir imam šitą, tą didelį nuimam, palaukit, aš jums tas tripodas, tai dar ten man dėl tripodo ten rašyt, tai irgi ten gerai rašyt. Tai ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad spaudžiat laiką, prenumeruojat. Labai esu jums dėkingas, ten rašyt, kiek galėsim, tiek padėsim, tai labai esu dėkingas tiem žmonėms, kurie mane palaiko vis dėlto. Tai jau sakau, labai didelis jums ačiū. Ir jeigu norit, atidarysiu savo tokį dalyką ir jeigu kas norit, man galit mest pinigus, tai už jūsų sumestus pinigus aš pirksiu dalykus tvartui, keturračių remontui jūsų suteikti pinigai, ant keturračių remonto, ant tvartų statybų visokiausių pirkimų. Tai jeigu kas norit, tai parašykite komentarus, kas norit man padėti surinkti tų pinigų, nes iš tėvų nei cento. Pats noriu, su jūsų aišku pagalba, nes vienas dar esu 15 metais, dar dirbu darbą, bet atlyginimai netokie dideli kaip ūkininkui. Tai jeigu jūs man padėsit ir padėsit man pinigų daug surinkti, tai būsiu labai dėkingas jums. Tai ką, ir jeigu tai būtinai rašykit komentaruose, kad norit man sumest pinigėlių, tai būsiu labai dėkingas. Nu ką, važiuojam prie video, tai nusiėmam dabar šitą. Tai biškį atsiprašau, nesirgu, tai nusimam dabar šitą ir tas jobanos plokštės išsinešim ir bus viskas. Kitam video čia mes vėl viską grebosim, tada tikriausiai eisim prie sienų, ant galo liks tik langai, dabar aišku laukia -5. Va, vėliankai šalta, baigiu rankas užgalt, -5 ir 6, dabar man lyg -6 ir 5, bet sniego nėra. Tuoj kalėdos artėja. Tai ką, tikiuosi padėsit man tikrai surinktų pinigėlių ir būsim labai dėkingas. Gerai, leikim prie video. Ir jeigu tikrai norit man padėti montuoti video, tai sakau Aivaras Žilionis ant Facebook'o, galit pradėti, būsiu labai dėkingas. Nu tai ką, aišku, šitus plokštis aš galiu imti ir mesti į krūvą, bet ne, aš jas kūrensiu, aš jas degysiu, nes jūs gerai dega. Tai mes jas dabar plėšysim ir dėsim į savo točkę. O mano točkė yra mano karutis. Dabar nežinau, gal čia jau biškį. Nežinau, vešim degyt. Dabar tai sumetu į čia, gal vešiu kažkur į kitą kampą. Nežinau, ką čia su jom. Bet jau su prakurom. Visus labai gerai dega, o kaip sakoma, viskas dega. Ir va plėšom ir metam, tai gal aš jūs, kad jūs mane geriau matytumėt, aš čia biškį gal nuleisiu. Na kaip nuskambėjo, aišku, nors gal nereiks nieko leisti, gal taip mane čia gerai matysit. Gerai matot, blemba tas trikojais, tai reiks tikrai pasakyti žmogus, reiks viryt tripodą mano, nes gaidys nesilaiko, čia ištekiniški šūdai. Nu tai ką va, man plėšom ir dedam. Gal ir sakiau, kad neimsiu nei žmonių, nei cento, bet kaip man 15 mečiui tikrai reikia jūsų labai didelės pagalbos.
Ir aišku, pats tų pinigų nedaug, nekalnus uždirbu, o tėvų nenoriu imti. Tai sakau, jeigu man padėsit, būsiu toks dėkingas. Tai jo, kad ir po 5 centų, kad ir po eurą man nėra skirtumo. Svarbu pinigai. Tai ką dabar patrakim šitą, blemba, šitą kamerą aš negaliu. Tiesiog negaliu tą kamerą. Negirdit paskiau manęs, tai gal mes tą kamerą šitaip vada. Blet, jūs nenumečiau zaibys. Aik, tu na, tie trikojai, joptu vaimat. Nu va, pastatai, krenta, tai ją bišt vairogės. Va dabar, ne, blet, nekris gaidytų jobanas. Kurva tai. Aik, tu na, vos nesulaužiu zaibys. Bletai. Palaukit, biški, žinau, va dabar tai vyrai bus labai gerai. Kamera atitiesinam biški, va. Labai gerai. Trakim šitą šūdą. Oi, tu na. Tai blemba man dabar negerai, man reikia kažkaip čia išnešti. Blet, reikia būti. Oi, tu na. Kiet saivaras. Tačką atsiverčiam arčiau. Blemba negaliu su trikojom. Reikia kažkaip jūs pastai, kad ir mane matytut. Kad ir čia matytut, ką aš darau. Nors, blemba vis tiek, negerai, negaliu, kiek negerai, negaliu. Žiūrėkit, mes jūs biškį sukelsim. Aik, tu na. Va, kaip. Dabar jau visą mane matysit. Dar biškį. Va, dabar tai jau tikrai matysit. Tikiuosi nebus per aukštai čia man. Tai jo, kaip minėjau, esu blemba labai sergantis. Apsirgau žinai kokiu virusu. Tikiuosi nebus blogas virusas. Jop, tu vaimat. Va, dabar tai gerai bus. Dabar puikiai matot mane. Kaimą už tų šūdus plėšom ir kraunam. Čia blemba negaliu. Sloga iki kelių, gerklę skauda, galva plėšia. Bledai prisinė priklausomumo. Tai vat. Įsikratom. O tai kur man tos pinigus tą įmest, ar ką jeigu kas norės man įmest? Tai dar tiksliai nežinau. Gal į PayPal'ą, gal pabandysiu kažkaip su nuoroda, ten taip toliau, kad į PayPal'ą man įmestų pinigus, kas mes. Jo, nes ten kaip žiūrėjau komentarus jūsų, tai tokį žmogų net tik prie širdies dėk. Nes žiauriai yra jūsų labai gerų, kurie mane vis dar žiūri, palaiko, tikrai norėtų man padėti. Tai sakau, tokius žmonės, tai prie širdies. Labai kas pyzdavojasi dar, kodėl aš taip drebu. Dėl to, nes aš labai sergu hiperaktyvia liga, tai yra liga, kaip čia, tiesiog daug energijos turi viskas, niekada neįsikraunti tokia liga, kas pasigūglikit. Tai prašyčiau nekreipti mane dėmesio, nesipyzdavot. Eik tu nakį, kad šitų plokščių prikaupęs. Visas tas, kad gerai degs. Vat. Viskas dega, kaip sakoma. Labai čiaus lengvai plėšuosi. Tam video vėl čia viską. Grebosim į točkę. Tada pereisim prie sienų, tada eisim prie langų ir ant galo. Ne, dar įsipilsim smėliuką, jeigu gausiu, jeigu negausim, tai ant galo jau. Tada eisim prie durų tvarkyti, spyną dėti, kad čigonai neišneštų man. Tada ir eisim ant galo prie elektros. Esimės elektrą, kad būtų netamsu. Tai jau dar klausim manęs, kad ten su tokiu tračiu varikliu. Žinot, ir patsosas, uždarai ten žiemą ant uždaryto, kurį, kad geriau įsikurtų. Ir ten, jeigu jūs nežinot, įsiardykit tą visą
Karburatorių ten, kur eina patsosas ir tokie blėtukai, sklendiai, tokie uždaro atsidaro. Ir ten paskui buvo įsuktas vaštukas, kad tas sklendiai neiškristų tiesiog. Ir kad tas, matyt, ten buvo prasuktas rėgis ir tas vaštukas atsisuko ir per karburatorių įtraukė tiesiai į stūmoklį. Ir kaip stūmoklis negavo judėjimo, kad ratas užduso, tai o toksai apizdukas vaštukas va, toksai mažiukas va, man suėdė ir dangtelį visą, ir stūmoklį, da visą galvą, kurioje yra stūmoklis. Tai va taip, jeigu kas nespato, tai taip ir buvo, tai dabar jau deda stūmoklį. Kaimynas jau mėnesį laiko, bet nieko, tikiuosi, kad sudės. Tada liko nusipirkti žvaigždutę už 6 eurus, ant kur variklio suka. Kur ant variklio eina tokia žvaigždutė, kad vidinė suktų. Ir dangtelį visą, nes ir toksai varžtas. Įsuki varžtą, atsuki varžtą. Ir tokie blėtukiai išseima. Tai man to šiandien reikia gal 5 ar 6 eurai, tai dar tas 2 nusipirkti, tada tepalas kuras kaip visada nusipirkti, susipilt. Ten kažkas rašė, kad tipo užkalio variklį nesvažiuoju, bet tepalo ne. Tepalo buvo daug, iki normos ten kaip ir turėjo viskas būti. Tiesiog tas jobanos varžtukas visą man suknis, o aš su kitračiu pavažinėjau tik tais, o Jėzu, žinokit, tik tais vasaros 1 mėnesį, savaitę vieną atvažinėjau ir buvo kaip buvo, visko gyvenime būna. Tai kas parems mane, kas sumes pinigėlių, tai tikrai tie pinigėliai esam keturračio dalių. Tai jo. Aišku, dar gal paskui rėmą mesim 105, rėmą mesim paskui 125. Niekas nežino. Na, šiek pavargau, biškai kojas užgėlė, dėl to nes neapsiau batų, galvoju, ai čia saulė šviečia, nu dabar va saulė šviečia, ant saulė šilta, o jau ant pavėsio, ne, dėl to nes -5 jau va biškai rankas užgėliau. O kaip čia pabaigsiu viską daryti, tai ką? Tai kaip jau viską tvartą baigsim, atrestauruoti viską pabaigsim, nu tai ką? Tada eisime prie keturračio. Labai žiūrėjau, skaičiau komentarus, kad laukit video, kada keturratį atversiu. Tikrai bus kaip turiu keturratį. Gal dedu variklį, viską jungiu, dedu. Gal dar bus vienas video, kaip jau tepalą pilu viską ir tada užkūrysim, garso parodysim ir tada jau važiuosim. Nu jau kažkur ant žiemos pabaigos turėtų būti sutvertas jo, pagal mane. Gal žiūrint, jeigu nebus pinigų, nebus ir keturračio. Čia pasakant. Nafig net neplėšiau čia, tik kai kurias apaimus suplėšiau, kad į pečių tilptų. Nu ką jau, skaitykim dieną turim. Lembiškai debilą, kad šitą kriuą susimečiau čia. Tai va, tai man ir dedam, tikrai. Viena tačka pilna, tai tuo įsivežu ir grįžtu. Tai einu išsivežti vieną, įsipilti ir to vėl atvaryti. Nu ką, kranam antrą. Visas smaglys iki kelių. Oi. Na šiaip čia, kaip aš atėjau iš tą namelį, šitą tvartą laikytą vis. Jau tos plokštės buvo jau labai aukštom plokštėm, žinokit, kokia 20 metų arba 30 tai drąsiai. Nes aš dar gal buvo kokius 7 metų, dar nelaikiau nei javų nieko. Ir viskas. Čia buvo visko pilna, bet pradėjau avis laikyti, atsiklausiau savininko, ar galiu laikyti, nes čia visi tvartai nėra mano, čia visi yra savininko. Savininkas leido ir pradėjau čia viską pavalė tvarkytis. Ir dar be to, kodėl nebelaikau avių. Todėl, nes aš negavau už jų nes aš kaip laikiau avis, aš jos buvau perrašytas ant tokio ūkininko, jis man neatvežė jokių pajamų už tas avis. Tai galvoju, jeigu nafig pasiema tas avis,
sueis kokie 18 ir vėl pradėsiu laikyti ant savęs ir karvių, ir avių, ir kiaulių, visko jau su viskas legaliai. Aišku, ten galėjau į teismą, bet kiba man svarbu. Tai jo. Aišku, kaip sueis 18 tikrai ir bus video, kaip laikau avių, visko tikrai laikysiu. Nu, nebent bus taip, suduš telefonas, gausiu kitą telefoną, pamiršiu YouTube'o prisijungimus ir mano YouTube'as baigsis tą laiką. Nes taip būna dabar, aš net dabar neatsimenu savo prisijungimų prie YouTube'o, tai kad ateina eisiu žiūrėti, kad atsiminti tikrai gal kažkur užsirašysiu ant lapelio, nes jeigu dabar suduštų telefonas, gal čia neatsiminčiau savo prisijungimų ir video nebebūtų. Tai daryti, kad taip tikrai nebus. Tikiuosi, kad taip tikrai nebus, bet manau, kad tikrai nebus, tikiuosi. O Jėzau, kaip mane nervina kastos plokštis, aš negaliu. Bet nieko, gyvenimas toks yra, dirbi ir užsidirbi, kaip sakoma. Nu tai va, šitą išvešim, biškį gal ir pailsėsiu, eisiu į kambarį apsišilti, gal tą šilčiau apsirengsiu, nes labai užgėliau rankas ir kojas. Net neklauskit, kažkur ištiečia skudurai, bet žinau, kad jie labai gerai prakuromi išeis. Ai, na, šiek tiek šitų plokščių. Lemba, kas šiaip per skudurai, aš nesuprantu. What the fuck. Nieko, viskas, kas dega, tegu dega. Aišku, čia net nei vienos geros plokštės, yra tik paėmė į ranką trupą. Ai, na, šiek biškį. Ai, nervina, tai mane sloga, blemba. Dar savo ano garažiuko tam namelį, kur privati valdo, ten irgi. Dar nėra pabaigta, ten iki pabaigimo dar trūksta va tiek, va. Ten darbo man va, reikia užsibaigti visas sienos, susitvarkyti tos langus, kad... Tai ką dabar, namelį reikia padaryti? Reikia plyšius susitvarkyti, duris susitvarkyti, nes vėjas pučia, ten skylė yra pačiu, kaip pas Mariotę. Tada langus gražiai viską susitvarkyti ir sienos pasibaigti. Tai čia bus kito ateinančios vasaros, ateinančios vasaros darbai bus mano namelį. Tai kodėl nepabaigė mano namelio, dėl to, nes neturiu priemonių, pavyzdžiui, man reikia užkišti tos neturiu. Reikia langus plėvelės tvarkyti, čia biškį tingėjau. Tai nepabaigiau, tai pabaigsim kitą kartą, dar reikia duris sutvarkyti, plokščių reikia, o plokščių aš neturiu, va dabar. Tai iš tos plokštės jos netinka, dėl to, nes jos yra trupučius, jos yra labai hujaus. Tai va. Oi, da biškį pagrūdom. Ai, na šiek. Nu va. Ir dar pirksiu vieną šalmą prie ketračių, nes vieną turiu, bet dar antras bus šalmas. Dėl to antras šalmas, kad antram keleiviui ir taip toliau, tai nusipirksiu juodą šalmą 20 €, bet irgi dabar pinigėlių biškį neturiu. Tai iš Vilniaus irgi bus video, kaip nusipirksiu, nes dabar pinigėlių biškį neturiu, kaip turėjusi, tai tikrai nusipirksiu antrą šalmą. 20 € juodas šalmas, normalesnis, ne čia kaip užvirintas šalmas. Geras tas šalmas. Taip nereik pizdavotis, kaip sakoma. Naudoji tą, ką turi, kaip sakoma. Na šiek dulka, visur Jėzau. Vakas būna, kai dulkių prisigaipuoja, blemba. Bet jūs man patarkit, ką va su šito plyšiu daryti, va. Čia yra akmenys, tada čia tokie plyšiai eina, va tokie, va. Nežinau, ar čia reiks su jais plokštės kokias kalt, nežinau. Bet laikinai paliksim taip. Tuoj vešim antrą točkę. Jo, tai ką, vežuoju antrą točkę, biškį pailsėsiu, atsipūsiu, tai kamerą biškį apsišilsiu. Snirglys iki kelių. Tai ką, susitiksim, kaip jau būsiu apsišilęs normaliai ir vešim trečią točkę. Tai jo, susitiksim. Blemba. Nu, biškį apsišilau namuose, aišku, neapsirengiau šiltai, nestigėjau.
10 minučių apšilau, tai ką tęsiam darbus toliau ir dabar vešim trečią točkę. Aišku, dar čia kokios 2, 3, 4, tai bus dar drąsiai. Ai, na, šitaip tingiu, netingiu, biškį tingiu, nes galva bilenkai svaigsta, galva sukasi, skauda, tada jis bėga. Ai, na, šiaip biškį tingiu, bet ką reikia ką. Sergi nesergi, eini ir dirbi. Tai jo. Dar ką sakiau, tai sakiau, kad tipo kursiu savo dainą. Kaip ten buvo mano pats pirmas video, tai būtinai galite pažiūrėti mano pirmą video. Tai ten sakiau, kad tipo kursiu ten dainą, bet kas buvo pražau, tai ką aš dainos nekursiu, nes kam tą dainą dabar čia kurt prisižaidėjau kaip durnas. Nemoku iš tų dainų kurt, aš tik dainas moku klausyti, nekurt. Ten dar biškį ne mano smegenėlim, kaip sakoma. Dar aš netau lygiu, kad ten aukštasis profesionalas. Tai dainos tikrai nebus. Nepykit, kas buvot užpykę. Iš taip ilgai laukit. Sakau, aš net ką ant kompo moku daryti, tai farmingą žaist. 22 arba 25 arba dar ten senesnius. Na, aišku, Minecraft'o nesužiūrėjau, tai tiesiog ten dar šiaip kažką padaryti. Tai moku ten biškį programuoti ir žaidimus žaisti. Daugiau tai nieko. Ir tai turiu kompo aš neturiu, nes neturiu pinigų nusipirkti kompui. Ir man taip kompo nelabai reikia. Nu, kaip čia, ir būtų tai reiktų, aišku, bet kaip neturiu, tai ir neverkiu, kaip sakoma. Tai dabar rašys, bomžas pinigų prašo, aš neprašau jūsų pinigų. Jeigu norit, tai galit ir permestų pinigų, aš nesgugotų. Va, dabar imkit man pinigų, nes aš bomžas. Ne, aš tiesiog taip. Nu, praeitį supratote esmę, aš nenorit, neveskit, man tai jokio skirtumo realiai, bet jeigu įmesit, tai būsit man labai teigingi. Aišku, dabar po šito video bus daug komentarų. Pusės neturėjau, žmonių prašau pinigų. Kas neturi, tas neverkia. Ai, ne, taip pasakiau. Karočią. Gal ir taip. Ai, ne, kas turi, tas neverkia. Ir tikrai ten jums šitie pinigai kaip pervisit, neįsit ten traškučių, leis čipsai, mėlynis, skaniausi ten. Kolos prisipirksiu. Ne, jie visi eis ant investavimo į keturatį, į mano tvartus, viską. Tai bus jūsų dėka ir galėsit atvažiuoti. Susitikti su manimi, jeigu labai norėsit. Leisiu jau aprodyti savo visą fermą, kaip sakant. Parašą duosiu jau. Kaip youtuberis. Ai, čia. Kaip sakoma, svajonės pildosi. Kai kurios, aišku. Jeigu nori, tai gali, kaip sakoma. Pavyzdžiui, Murbegėdis irgi. Jūs jam irgi doneitina tų pinigėlių, va, žiūrėkite, kompą turi visą. Šitais iš jūsų pinigų, tai šitaip nori. Na, aišku, ten nelabai nori, bet tiesiog, kas mes tos pinigus, tam būsiu labai dėkingas. Ir jo, va, šitą plauksę tai galvoju pasilikt. Bet manau, kad čia matau, kad čia biškį bybis, tai mes ją, kaip sakoma, prakurom. Oi, kaip gražiai. Jau šitą matomai sunkiai plyšta jau. Šitą jau iš geresnių. Dar nepapuvus. Vėl baigiu rankas užgelt.
kaip visada. Eina šik. Ir kas veikt. Ką ir kas veikt. Nu, jum tai ir ką žiūrėti, aišku. 20 minučių vaizdų įrašys jau eina kažkur, gal daugiau, gal biškį. Negu 20 minučių. Ir žiūri tavo šiltai lovose, o aš šaldu savo lauke. Kontentą kuriu. Oi. Va. Pažiūrėjau, iš čia man plyšta. Nu, šitą pakraunam ir už kadrų pabaigsiu, kad jums būtų, kad jums būtų geriau, nes sakys paskiau. 10 minučių nusišnekėjau ir 3 točius prikroju į pjūvį malkų kažkokiu, žinai. Kad jums būtų nelabai taip, kad būtų jums neįdomu žiūrėti. Tai ilgai nefilmuosiu, reikia. Taigi gerai. Čia pasibaigsiu už kadro. Jau ten pasibaigsim už kadro. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote į video. Aš dabar eisiu dasibaigt tą visą šūdo krūvą, o šitą va. Čia už kadrą biškį pasidarysiu. Jau susitiksim kitą video. Tai būtinai palaikyk, pakomentuok, kas man yra labai svarbu. Ir jau jeigu labai esi toks žiauriai dėkingas žmogus ir labai žiūri mano kanalą, tai gali tų pinigėlių pervesti, nes kokio ten būtinai man pervedi pinigų, nes numyšiu galvą. Ne, tai jeigu nori, tai galėsi pervesti man tus pinigus. Ir tie pinigai eis ant keturračio investavimo ir ant mano viso tvarto investavimo. Nu gal dar biškį ir ant šito triperio, dviračio. Tai jo, ačiū žiūrėti, kad čia video ir susitiksim kitam kartui. O dėl to montuotojo tai tikrai ieškau, kas nors man padėkit, Aivaras Žilionis. Facebook'e galite susirasti, kur ten susirašinėsim ir taip toliau. Tai jo, tai ačiū, kad mane palaikot, kad tikrai mane žiūrite, kad tikrai man norit padėti. Ir susitiksim kitam video. Aš dabar einu savo tripodą, va čia yra tas gaidys tripodas. Va matot, šitas labai sikiuojasi dėl to, nes va šitas varatukas va. Šitas varatukas jis yra nulūžęs. Man kamera nelabai laikosi. To gerai, čia likiu video, kažką biškai pamontuot pažiūrėtum, neilapkių užmest ar ką. Ir susitiksim kitam video, tai ačiū tau labai dar sykį jums. Tai ate.